Nerijus Laurinavičius. Kanceliarinių priemonių pasakos. Cakt, 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 kalėdos. Už lango lėtai sukiojasi mandarinų dydžio snaigės. Prieš atguldamos į storus minkštus patalus, jos tarsi nori žvilgtelėti į pastato vidų. Per kelias dienas uostamiestyje tiek prisnigo, kad pasilipėję ant pusnies viršūnės turbūt pasiektumėte 3. aukštą, kuriame naktį ir atgyja kanceliarinės priemonės. Kaip nuostabiai rankos papuošė eglutę. Žavisi geltonoji sąvaržėlė saulė, akutes užvertusi į dirbtinį žalią medelį, kuris stovi ant rašomojo stalo krašto. Galėčiau iki pat ryto spoksoti į tas įvairiomis spalvomis mirksinčias lemputes. Svajingai atsidūsta mėlynasis trintukas vėjas. Gal jums eglutė atrodo nedidelė, bet mažutėms kanceliarinėms priemonėms ji tarsi milžiniška žaliaskarė katedros aikštėje. Jau visai nebeturite ko veikti. Biuro prieblandoje nuskamba pašaipus nepažįstamas balsas. Sąvaržėlė ir trintukas ne iš karto supranta, kas čia dedasi. Kanceliarinių priemonių internete skaičiau, kad kalėdų naktį eglučių žaisliukai ima kalbėti. Po akimirkos saulei į ausį sukužda vėjas. Taip, kalbėti. O manėte, kad tik jūs mokate atgyti? Tai nugirdusi, juokiasi ant eglutės viršūnės užmauta spindinti violetinė žvaigždė. Aš saulė, žvelgdama viršun prisistato sąvaržėlė. Tik pamanyk, saulė, tyčiojasi pasipūtėlė. O aš žvaigždė, kalėdų naktį pakilusi virš visų saulių. Ho, ho. Ei, ramiau žvaigždot, šią naktį visas pasaulis džiūgauja, o ne pykstasi. Draugę gina trintukas vėjas. Kokia aš tau žvaigždutė? Esu žvaigždžių žvaigždė. Putoja violetinė eglutės pažiba. Pasižiūrėk į savo draugužę. Vieni kauliukai, net odos normalios neturi. Užtat turi didelę širdį, moka paguosti kitus ir po pamokų kanceliarinių priemonių meno mokykloje lanko pramoginius šokius. Nenusileidžia trintukas. Ojojoj, kad ir kiek šokinėtų, vis tiek manęs nepasieks. O aš ir netrokštu tavęs pasiekti. Beje, kuo tu vardu? Žvaigždei šypsosi sąvaržėlė saulė. Jai truputį gelia širdutė, bet ji tai slepia. O tu, storulė, žiūrėk, nenulūžk nuo tos viršūnės. Pasigirsta dar vienas nepažįstamas balsas. Taip lepteli dailus geltonas bumbuliukas, kabantis ant apatinės eglutės šakos. Gana, suspiegia sąvaržėlė saulė. Pats metas baigti šitą patyčių vakarėlį. Nevadink jo storule, bumbuliuk. Violetinė žvaigždė iš tikrųjų yra tikra kalėdų eglutės puošmena. Visi sustingsta. Biure spengia tyla. O jei labai įsiklausytumėte, išgirstumėte eglutės lempučių caksėjimą. Cakt, cakt, cakt. Ramybės. Mano vardas Elžbieta. Sąvaržėliai sauliai atsako, nurimusi ir truputį susigėdusi žvaigždė. Koks nuostabus vardas. Susižavi pirštuką į viršų iškėlęs trintukas vėjas. O aš vardu Kostukas. Iš eglutės apačios nuskamba geltonojo bumbuliuko balsas. Staiga rašomasis stalas ima virpėti. Iš už kanceliarinių priemonių stovo išnyra blizgančių dovanų popieriumi aptraukta dėžė. Ta dėžę į stalo vidurį šiaip netaip išstumia šnuopuojančios žirklės. Mama mia, kaip sunku! Skundžiasi žirklės, kanceliarinių priemonių pasaulyje pramintos mama mia, nes joms dažnai išsprūsta šie žodžiai. Kas čia, mama mia? Stebisi trintukas vėjas. Jūs taip triukšmavote ir ginčijotės, kad nė nepastebėjote su dovanų maišu į biurą įsėlinusio kalėdų senelio, kuris nusprendė dovanas patyliukais palikti už kanceliarinio priemonių stovo. Paaiškina prakaitą besišluostančios žirklės. Tada mama mia kelis kartus pašoka į orą, mikliai nukerpa juosteles ir iš pravertos dėžės smailiu snapu traukia mažesnės dėžutes,
su kanceliarinių priemonių vardais. Kokie madingi akiniai nuo saulės! Džiaugiasi savaržėlė Saulė, išpakavusi savo dovanėlę. Tai bent! Spirga trintukas Vėjas, vartydamas gausiai iliustruotą knygą su žemėlapiais nepažintieji užlangio pasauliai. O aš gavau kareiviškus žiūronus. Dovanėlę prie kučių priglaudžia žalesis drožtukas Lukas. Jis žvelgia į eglutės viršūnėje susimaščiusią žvaigždę Elžbietą. Bičiuliai, man turbūt reikės jūsų pagalbos. Atsidūsta liniuotė Ligita, tyrinėdama savo dovaną. 1000 detalių dėlionę stebuklingasis uostamiestis. Išties, kokie mes visi skirtingi ir kokie įdomus. Vieni kitiems be galo reikalingi, kaip milžiniškos gyvenimo dėlionės detalės. Atkreipia dėmesį violetinė žvaigždė Elžbieta. O čia tai gimtadienis. Priduria geltonasis bumbuliukas Kostukas. Cakt, 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 kalėdos. Kužda įvairiomis spalvomis mirksinčios eglutės lemputės. Už lango be garso sukiojasi mandarinų dydžio snaigės.